O šiandien tada, kaip ir praeitą kartą kalbėjom, tada pabandysiu dabar prie to potenciometrą, tiksliau variklį valdyti per potenciometrą, kuris jau yra nebe prijungtas tiesiai prie mikrobito to, bet jau per radio ryšį su kitu mikrobitu, kurio tas potenciometras bus jau pulte. Tai dabar tada vėl įjungsiu kamerą ir parodysiu, kas čia yra. Tai dabar iš esmės praktiškai yra viskas tas pats kaip ir praeitą kartą, tik tai dabar prie šito mikrobito, kur tas buvo potenciometras prijungtas, tai dabar jau šitą potenciometrą atjungsiu. Ai, bet čia dabar kodas yra įkeltas į mikrobitą, kuris nuo praeito karto. Tai tegul dar potenciometras lieka, tegul jis būna išsijungęs visas šitas aparatas ir aš pridedu tik tai pultą tiesiog su kitu mikrobitu. Tai čia prie pulto šitas potenciometras pulto yra praktiškai prijungtas lygiai taip pat kaip šitam mikrobite. Aš prijungiau prie tos plokštės. Tai jo, lygiai taip pat. Grinai prie šitas, aš buvau prijungęs prie antro kištuko, o čia yra parašyta ant plokštės, tos elektroninės plokštės, prie ko viskas yra prijungta. Čia prie mygtukų yra prijungta 15, 14, 13. Šitie va yra A ir B mygtukai, tai jie prijungti prie šitų mygtukų. O tas potenciometras yra prijungtas, ten yra tokios dvi rodiklytės. Tai taip, kas matė šitą pultą, tai irgi žinos, ten galės atsekti, kaip ten tas atrodo tiksliau, tai ten yra 3 raidelės, yra I, X ir Z. Tai šitas joystickas jau nebe potenciometras, bet jau visas joysticko modulis, tai jis iš esmės turi 3 ašis. Tai viena ašis aukštyn žemyn, kita į šonus ir trečia yra paspaudimas. Čia dar mygtukas yra po tais potenciometrais. Tai tas Z tai yra būtent paspaudimas, tai tas prie P8 yra prijungta, tai šito mes nenaudosim. Tada X yra vertikali rodiklė, tai čia va taip valdos į šonus, tai jis yra prijungtas prie P1, o tas į viršų apačion, kuriuo aš ir bandysiu valdyti variklį, tai yra prijungta prie P2. Tai reiškia, aš per šitą mikrobitą turėsiu pasiimti P2 vertę. Reiškia, iš P2 kištuko pasiimti vertę ir ją siūsti kažkaip į kitą mikrobitą, prie kurio yra prijungtas variklis. Tai dabar pirmiausia, tada gal ir prijungsiu, tiksliau, suprogramuosiu pultą, nes čia labai daug visokių dalykų eina, vien jau tai, kad negalima prijungti abiejų mikrobitų prie kompiuterio vienu metu. Tai čia vien jau tai yra toks įdomus dalykas. Ir čia daug visokių paslėptų dalykų vyksta, tai nežinau, ar čia išeis visus paliest, bet maksimaliai pabandysiu pasakyti, kas čia vyksta tuose plokštėse. Tai dabar pirmiausia ir prijungsiu tada prie kompiuterio tą pulto mikrobitą. Ir jis čia dabar triukšmaus, nes tik tai naujai nupirktas mikrobitas, ten turi tokią paleidimo, kaip čia pasakyti, paleidimo, žodžiu, programėlį, ten, kur su žaidimu. Tokį ten mygtukus spaudinėt, vartyti reikia, ten mėtyti, tai dabar vat ir leidžia su garso efektais. Tai aš dabar nejungsiu, o jungsiu, kai parašysiu kodą. O kodą tada paleisiu per ekraną. Screen 2. Tai dabar per mikrobito programėlę tą online parašysiu kodą, su kuriuo siūsim tą informaciją iš joysticko radio ryšių. Tai dabar pavadinti reikia tada pultas tiesiog. Ko paprašiau. Pultas ir dabar iš karto tada eisiu į radio blokelius, nes iš esmės pirmas dalykas, ką reikia padaryti, tai nustatyti, kuriuo kanalu mes bendrausim. Tai čia tas radijui, nežinau, kaip ten tiksliai dabar veikia, bet gali būti kažkokie tai ten protokolai, visokie ar žinutės, ką jau ten sunku paaiškinti, bet gali būti, kad čia tiesiog kanalai yra
kaip ir radio stotyse. Tiesiog dažnis pasikeičia, per kurį siunčia tas žinutės visas šitas mikrobitas. Tai čia yra 255 kanalai, reiškia, galima mikrobitų 255 skirtingus valdyti, žodžiu, arba iš 255 skirtingų mikrobitų siūst kažkokius duomenis skirtingais kanalais ir jie viens su kitu nesipykstam, reiškia, visiškai atskirai komunikuos. Tai aš tegul ant nulio mano kanalas ir būna, bet per nulį komunikuosim dabar. Ten tuose, pavyzdžiui, robotuose varžybų, tai ten jau kitokie kanalai įdomesni. Iki 250 paskirstyta, kad kuo didesni tarpai būtų. Tai pirmiausia reikia grinai ir aš kur įdedu, tai į startą, kad šitą blokelį tik tai vieną kartą padaryti, nes čia vienas nustatymas tiesiog, kad mes bendraujam šitoj grupiai, šitam grinai dažnį. Bet aš taip dabar įsivaizduoju, tikriausiai galima keisti tą kanalą pačioj programoje. Grinai, pavyzdžiui, ten pakomunikuoji per pirmą grupę, paskui pakeiti grupę ir pakomunikuoji kitiems mikrobitams, kurie kitų dažnių klauso. Tačiau gaunasi, kad vienas pultas galėtų valdyti kelis robotus, ten, pavyzdžiui, jeigu tu keiti kanalą kokiu metu. Bet dabar šitą nenaudosim, tik tai grinai, tik tai vienam mikrobitui. Tai pasirinkom, kokiu dažnį mes komunikuosim ir tada, čia programa, man atrodo, labai paprastai ir gausis. Iš esmės, ką mums reikia, tai siūs žinutę, tai čia labai paprastas blokelis yra. Radio send, tai šitas sudėtingesnis, čia kai tu daugiau reikšmių siunti, nes mes dabar ką norim daryti, tai siūsti reikšmę, reiškia, iš potenciometro. Tai kadangi mes turim tik vieną potenciometrą, mums nereikia atskirti kelių potenciometrų. Tai pasirinksiu šitą. Radio send number. Reiškia tik tai vieną. Nes yra dar toks radio send value, tai čia reiškia, kad realiai toks pas blokelis kaip ir šitas, bet jis dar čia turi name, tai reiškia vardą. Tai tu gali pavadinti tą vertę, kurią siunti. Tai reiškia, tokių gali daugiau siūsti ir tiesiog skirtingą vardą parašai. Ir tada bus paprasčiau tau atsekti, kaip jis siunti kitoj. Bet kai mes čia vieną vertę siunčiam, tai galime naudoti tiesiog šitą. Ir dabar, ką mes čia siunčiam, tai reikia pasirinkti vėl tą, ne šitą, o tarp tų pinų. Nes mes siūsim tai, ką matys tas kaištis, prie kurio tas potenciometras prijungtas yra šitas. Tai mūsų potenciometras yra prijungtas prie P2. Tai reikia mums analogiškai nuskaityti P2 kaištį. Ir dabar čia labai toks fainas dalykas yra, kad tu gali nuskaityti taip, kaip atskira blokelį ir tą vertę, čia analog write. Ir su read reikia. Su write tu pažymi tą kaištį, išėjimą žodžių, o man reikia nuskaityti. Čia ne tą blokelį pasirinkau. Analogiškai nuskaityti P2. Ir čia matosi labai mažai jų yra. Čia irgi galvoju, užsiminsiu apie šitą dalyką, nes, pavyzdžiui, analoginis suskaitimas, o čia skaitinis suskaitimas. Tai jeigu aš digital uždedu, tai prie digital tiek yra kaiščių. Tai čia praktiškai yra visi kaiščiai išvardyti, kurie yra mikrobitai. O prie analoginio yra tik tai 6. Kodėl taip yra? Tai čia dėl to, kad nuskaityti, ar kaištis yra gyvas ar ne. Gyvas tai reiškia, ar pas jį yra ten voltų, kažkokį tai signalą mato. Tai arba yra, arba nėra nuskaityti daug paprasčiau, nei nuskaityti patį lygį to signalo, kaip jis ten didelis ar mažas, ar maždaug per vidurį. Ir nei tuos skaičiukus nuo 1 iki 1024 išgauti. Tai dėl to tik kai kurie kaiščiai yra pajėgus tą nuskaityti. Tai analogiškai nuskaityti neįmanoma visų kaiščių. Čia tarp kitko tokia irgi svarbi informacija visai. Tai tai iš esmės pulto kodas yra baigtas. Šitai kiek čia 5 blokeliai praktiškai. Tai dabar šitą kodą galiu siūsti į mikrobitą.
Čia dabar ilgai siūs, kad visada kažkaip į naujus mikrobitus labai ilgai kompiliuoja ten. Nu va. Ir dabar šitą mikrobitą galima tiesiog pamiršti, kad jis yra kol kas. Mes tiesiog žinom, kad, sakykime, nulintuoju kanalu mes dabar siunčiam vertę, kurią matom prie P2 kaiščio išėjimo iš mikrobito. Tai dabar šitą kodą išjungiu ir grįžtu į tą kodą, kurį rašiau praeitą ketvirtadienį. Tai čia nereikia visko pradėti iš naujo, tiesiog galima tą patį naudoti, ką vakar, praeitą kartą. Vėliau. Tai šitą kodą reikės biškį pamodifikuoti, kad jis veiktų. Tai dabar pirmiausia, tada reikia priimti iš radijo žinutę. Na ir prieš darant kažką su ta verte, kurią atpriimam, ją pirmiausia priimti reikia. Tai dabar pirmą kartą aš išsitrauksiu tą blokelį, kurį visi ištrinu įsijungęs programą, tai tą on start. Ta programos dalis, kurią vieną kartą įjungi. Tai dabar į šitą vietą aš įdėsiu vėl tą, kaip ir kitam pulto kodę, įdėsiu radio grupės nustatymą. Tai kaip ir ten buvo 0, taip ir čia reikia 0 padaryti. Tai va, dabar šitie du mikrobitai dalyvaus tam pačiam radio dažnį bus. Tai kiek žinau, ten šiaip dažnai programuojant, pavyzdžiui, Arduino kokius modulius, tai ten būna taip, kad tu dar turi nustatyti ne tik tai radio grupę, arba ten dažnį ir sukonfigūruoti žodžių ryšį, bet turi ir dar nustatyti, ką konkrečiai daro tavo tas objektas, ar jis klausosi žinučių, ar jis siunčia žinutės. Bet su mikrobitu, man atrodo, ir išsiųsti ir priimti žinutės gali vienu metu. Ten kažkaip, tik tai jau kai labai daug informacijos vaikšto, tai tu kažkaip, man atrodo, gali ten nepastebėti kažkokios informacijos, ten kažkokias žinutės praleidžia. Tai ten tiksliai nežinau, kaip ten veikia, bet tikrai gali siuntinėtis ten. Ir siuntinėtis gali tarp kelių mikrobitų ten. Toj grinai tam dažnį keli mikrobitai gali šnekėtis. Tai va, dabar sujungiam tuos 2 mikrobitus ir tada sujungiam į tą patį dažnį ten, abu mikrobitus, sakykim. Dabar reikia išgirsti, ką klausyti ateinančios informacijos iš kito mikrobito. Tai tam yra specialūs blokeliai radio. Čia yra ne tai, kad kodė kažkur ten reikia klausytis, bet atskirai tokį išsiimti reikia. Tai dabar čia yra tie 2 variantai. Tai čia tas, kur sakiau, rimtesnis, ten, kur tu gali dar pavadinti tą reikšmę, kurią siunti. O šitas yra grinai priima tiesiog tą skaičių. Tai ką mes būtent ir siunčiam. Tai dabar, kai šitą blokelį įdedi, jis veikia taip tarsi, kad jis laukia ateinančios žinutės. Jis dar nieko su ta žinutė nedaro, bet jis tiesiog laukia įvykio, kad ta žinutė ateina. Tai kita žinutė per nulintąjį kanalą ateina, tada jis įvykdys kodą, kurį čia sudėsim. Tai dabar kokį čia kodą sudėti reikia, tai iš šito viso, ką čia sudėsiu, reikia kažkaip pasimti vertę, kurią galėsim kišti jau paskui į variklio tuos visus valdymo blokelius. Tai čia reikia kintamojo. Tai dabar čia reikės naujo kintamo. Tai sakykime, taip ir tiesiog galima. Tai čia mūsų buvo praeitų kintamųjų kažkokių, tai šitus galima pamiršti, nesimaišyti, tiesiog sukurti naują kintamąjį. Tai kažkaip atėjusi vertė, grinai, pulto vertė, sakykime. Pulto vertė. Iš pulto atkeliavusi vertė. Tai dabar tą pulto vertę įsidedam ir čia ją nustatysim pagal taip, žodžiu, padaryti reikia. Čia nėra jokio kito blokelio šitoj programai, čia tiesiog reikia iš šito radio blokelio pasimti šitą.
sakykime, vertę. Tai čia, kaip čia dabar įvardyti, sakykime, kai šitas blokelis gauna žinutę, kad tiesiog gauna žinutę, tada tą žinutę, jos turinį sudeda į šitą blokelį. Ir šitą blokelį tu gali dauginti kiek nori. Tiesiog pasiimi tą vertę gautą ir ją gali tam kodė dėlioti. Čia nesvarbu, ko tu pridėsi į tą violetinį blokelį, tą vertę su receive number, tai ir verčiasi priimtas numeris, tas ką gavai. Tai tu jį gali dėlioti tam kodė. Arba gali ten kažkaip pakeisti, sumažinti, ten dalinti, matematiką su juo daryti. Tai aš tiesiog paimsiu tą vertę ir dėsiu į pulto vertės kintamąjį. Tai toks svarbus dalykas, kad tu negali šito blokelio dėti kažkur kitur kodė. Čia dabar leido, bet iš esmės reikia nedaryti. Reikia, kad tas priimta vertė ir liktų tam rožiniam blokelį. Ir ją tiesiog išsiimam per kažkokį kitą kintamąjį, jau savo sukurtą. Nes tuos kintamus jau galima visur kodį naudoti, bet su šitais receive number geriau pasilikta tam radio blokelį. Tai dabar, kadangi pulto vertė jau po šito blokelio turės potenciometro vertę, dabar tą pulto vertę galima naudoti čia. Tai kadangi pulto vertė yra ta potenciometro vertė, atkeliaujanti tiesiai iš pulto, tai aš čia jau grinai dėjau potenciometro vertę, kurią tiesiog iš kaiščio tiesiai ėmiau. Tai praktiškai reikia pakeisti tuos blokelius dabar, kurie rinko vertės iš to kaiščio, iš vietinio mikrobito, sakykime. Tai tie blokeliai yra pirmiausia šitas, kuris stebėjo, į kurią pusę tas potenciometras pasisukęs, kaip praeitoj pamokoje ten rodžiau. Tai jo. Tai šitą reikia dabar vietoj šitą įdėti tą kintamojo blokelį, tą pulto vertė. Tai nebe analoginis tas signalas iš P2, bet analoginė vertė. Šitus du. Ir tada dar tą vertę reikia paimti ir sumapinti, kaip praeitoj pamokoje sakiau. Grinai į šitus dabar sudėti. Va. Ir iš esmės dabar turėtų viskas veikti. Tai dabar šitą reikia įkelti į mikrobitą, prie kurio prijungtas variklis. Tai dabar aš jį parsiųsiu ir bandysiu prijungti kamerą, kuri rodys, ar čia viskas veikia. Jo. Tai dabar įjungiu pultą ir jame jau yra tas kodas. Tai dabar dar kažkas ar turėtų būti padaryta, kaip ir ne. Viskas sujungta. Tai dabar pagal potenciometrą turėtų valdytis variklis. Nu va, kaip ir veikia. Tik tai dabar yra toks dalykas su potenciometru, čia ką ir praeitoj pamokoj ten sakiau, apie tą ne konkrečią zoną, ten, apie tą centrą, kur neaišku, kur tas vidurys, tai čia irgi yra vieta, kur šiek tiek pakreipia tą potenciometrą ir spiruoklė jo negrąžina visai į centrą ir tada variklis nenustoja sukėsis, nors aš potenciometrą nevaldau. Tai reiškia, kad tas potenciometras ten kažkur yra pakrypęs nuo centro ir mano ten tos vertės nustatytos padaro taip, kad potenciometras, ten sakykime, kokie bus 420 gal, ir viskas, tai programa interpretuoja kaip vertę, kai variklis turi būti jungtis ir vis dabar sukasi. Tai man reikia šiek tiek
prilies ten tą potenciometrą, pastuksent ir jis tarsi sustoja, bet jis vis tiek girdisi, kad zyzia. Tai dabar galima padaryti šiek tiek apriboti dar tas vertes. Tai čia dabar yra, kad netriukšmautų jis čia. Tai pirmiausia, tada galima čia, gal aš to paveiksliuko netrauksiu dabar, čia kaip praeitą kartą. Čia vat yra prieš 4, nors gal išsitrauksiu. Kurį aš ten žiūrėjau fainą, galima ir šitą tiesiog. Tai, taip padarysiu. Va, tai čia galima šitą sumažinti. Va, šitą galima paslėpti. Va, tai dabar šitas va iki 450, tai va čia ir bus nuo 0 iki 450. Tai čia tarsi aš jau padariau 100 vertės tarpą, reiškia, kita vertė prasideda nuo 550, tai praktiškai nuo čia būtų iki čia yra akla mano zona, kur nieks neturėtų vykti. Bet potenciometras šitas joystiko net šitam tarpe sugebėjo įjungti mano variklį. Tai dabar galima tada dar 50 sumažinti, kad jau tikrai saugiai šitą sumažinti, o šitą paslinkti dar labiau tolyn. Tai netimt nuo šitos vertės reikės, bet pridėti prie šitos vertės. Tai 600 dabar. Ir dabar reikia... Jo, tai čia dar su matematika tas yra... Čia yra ženklas iki, bet reiškiasi iki 400, tai neskaitant 400. Tai o aš... Gerai, pirmiausia, šitas vertės tada dar sutvarkyti reikia, tai... Jo, tai jeigu šitą sumažinau, tai ir šitą reikia sumažinti. O čia tas map blokelis, tai čia nepasakosiu iš naujo tada. Įrašas yra, tai čia tas labai sudėtingas blokelis, bet labai galingas ir naudingas. Tai va, tai žodžiu, sutvarkiau aš dabar tas vertės visas, tai va, apie tuos ženklus, kad aš čia žiūriu, ar iki 400 ir tada kažką su ta verte darau. Tai iki 400, neskaitant 400. Tai kai aš paskui jau, jeigu sąlyga išpildyta ir aš pradedu vykdyti šitą kodą, šitam visam ife, tai aš čia vertę keičiu nuo 0 iki 400 į kažkokią vertę, kurios man reikia. Tai dabar gaunasi, kad tie 400 niekada neteis iki šito blokelio, nors aš bandau kažką su jais čia daryti. Tai jie čia neteis dėl to, kad aš tik iki 400. Tai va čia reiktų, jau kad taip tvarkingai viską darant, tai reiktų blokelio yra mažiau arba lygų. Tai tada jau švariai iki 400. Ten tą vertę man rodys. Tai ir tą patį reikia padaryti su šita verte. Tikrai šitą dabar jau kitą pusę. Jeigu pulto vertė yra daugiau arba lygų, tai reiškia į kitą pusę. Tai va, sutvarkiau vertes visas, pakeičiau ženklus tokius, kokie turėtų būti. Ir dabar tada įkelsiu kodą iš naujo. Tik dabar jau nebeturiu lizdo kompiuterį. Čia biškai dabar viską kitaip sujungiau. Nors turiu va šitą. Prie USB hubo. Tai įkelt pabandysiu. Tada bus galima pažiūrėti, ar veikia. Gerai, parsinčiau. Dabar įjungiu tada kamerą. Tik aš parsiunčiau į pultą. Tai dabar irgi parodysiu. Čia kadangi mikrobitai šalia viens kito buvo, tai aš prijungiau laidą prie mikrobito, kuris yra prijungtas į pultą. Tai čia dabar iškart reiškia, kad niekas čia neveiks. Tai aš dabar grįšiu į kompiuterį. Ir kad viską parodyčiau, tai pašėrinsiu ekraną. Tai
aš buvau šitam kode, tai dabar tada šitą kodą reikia tiesiog palikti, nieko netjungti, tiesiog grąžinti į pultą tą kodą, kuris ten ir turi būti. Tai grąžinau kodą, grįžtu tada į tą kodą, kurį ten ir dariau ką tik, su visais tais vertės keitimais. Ir dabar jau reikia perjungti mikrobitą, tai dabar jau perjungsiu mikrobitą į tą, kurio reikia. Ir dabar jau va. Ir dabar jau aš dabar nejungęs maitinimą buvau. Nu, bet dabar jau nešneka variklis. Ir dabar jeigu pasuku į vieną pusę ir atpalaiduoju, jis vis tiek virpa kažkodėl. Arba potenciometras labai prastas, arba dar čia kažkas negerai. Dabar jau man pačiam įdomu, kodėl čia taip, nes praktiškai niekas nepasikeitė. Ar čia jau toks yra iškrypęs ten potenciometras, ten nes yra potenciometrai su įvairiom kreivėm ten, kur, nu, gerai, įsijungsiu dar tada tą kitą paveiksliuką. Čia su potenciometrais yra tas, nu, sakykime, čia bus 0, čia bus, sakykime, 30, 40, 50, 67, 8, 9, 100. Tai taip veikia didžioji dalis potenciometrų, bet, pavyzdžiui, va čia gal tas šiek tiek ir pavaizduota, nors ne, čia ne. Tiesiog kai kuriuose potenciometruose ta rezistoriaus medžiaga yra ten vienoje vietoje daugiau ir tada mažėja ties centrą ir tada vėl, pavyzdžiui, daugėja, arba atvirkščiai ten per vidurį daugiau. Ir ką tas padaro, tai varža, žodžiu, keičiasi netolygiai. Tai nėra, kad taip mažėja, ar daugėja tolygiai ir visą laiką nebūna jokių ten kažkokių tai didelių pasikeitimų. Ten yra tie, dabar neatsimenu, ten logaritminiai, man atrodo, potenciometrai. Tokie, pavyzdžiui, anodai, kur ten daug jų visokių yra. Tai ten jaučiu ir kitokių kreivių. Tai ką tas reiškia logaritminis potenciometras? Tai čia nežinau, ar jūs dar mokytės tą logaritmą, bet iš esmės ten, žodžiu, yra kreivė vertės potenciometro. Tai reiškia, ties kažkuria vieta ten, pavyzdžiui, čia, ką mes va čia per potenciometrą matom iki 1024, tai pas, sakykime, logaritminį potenciometrą būtų taip, čia 0, čia 10, čia būtų 50, tada 100 ir jau jūs jau matot, kad mes jau prie centro, o čia vis dar vertė būtų 100, 150, 200, bet paskui prie galo einant yra taip, 200, 300, 400, 600, 800, 1000 ir kai čia prie paskutinių tų, jau prie potenciometro galo, ten vertė pradeda šauti kaip į viršų. Tai čia dabar aš nespecas, bet aš tikiuosi, kad būtent tai įsijungsiu, ko man reikia, nu, bet panašiai čia yra. Tai čia reiktų šitą dabar tiesiog pusę jos užbraukti ir va, eiti nuo nulio, sakykime. Tai va, kai visi yra potenciometrai, va čia bent jau pulte šitam turėtų būti tiesinis vadinamas potenciometras, kuris tolygiai kruta į viršų, tai yra potenciometrų, kurių kreiva yra tokia, va. Jie pradeda pamažu ten kilt, va šitas gal geriausiai matosi, va. Jie pamažu keičia, o paskui ant galo jie ten šauna į viršų. Tai čia kodėl aš apie tai vat pradėjau čia užsivedžiau kalbėti, tai gali būti, kad šitam pulto potenciometre yra kažkas labai ten keisto su verte ten. Jeigu aš jau tokį tarpą įdėjęs čia ir jis vis tiek negrįžta į nulį, reiškia, aš paspaudžiu potenciometrą į viršų, atleidžiu ir jis vis tiek
ūžia tas variklis. Reiškia, kad jis bando važiuoti, jis yra įjungtas. Tai dabar ką galima padaryti, tai dar padidinti šitas vertes. Tai po 50 dar pridėti į išorę ir, žodžiu, toliau nuo to centro. Tai čia tada irgi tokią pačią vertę įdėti. 650. Nu va, ir dabar įkelt tada. Nu, ir dabar tada vėl žiūrim. Kad viskas matytųsi. Dabar dar blogiau. Nu gerai. Dabar jis jau net nebeūžia, o grinai važiuoja. Tai gerai. Labai keista, kas čia dabar vyksta. Tai mažiau už 350. Supratau, kas vyksta. Kažkaip su starto robotais net niekada taip neatsitikdavo, bet dabar yra, turbūt, nežinau, čia dėl ryšio gal atsiranda šitaip, ar kaip, vėl potenciometrą parodysiu tada. Žodžiu, kai aš dabar krutinu potenciometrą aukštyn žemyn, tai tas pulto mikrobitas siunčia informaciją turbūt daug kartų per sekundę. Tik tai kur tas dabar geras paveiksliukas, šitas sakykime. Tai kai aš jį ten suknėju ten pirmin atgal, tai jis siunčia daug informacijos, bet kažkuriuo metu, pavyzdžiui, jis gali peršokti iš aktyvios zonos į neaktyvią zoną. Ir žodžiu, sakykime, dabar vertė yra kokie 200, kai mes įjungia variklį, o aš staiga atleidžiu potenciometrą ir ta spyruoklytė, kuri yra potenciometre, žiauriai greitai grąžina tą potenciometrą į centrą. Ir jį grąžina, pavyzdžiui, taip greitai, kad mikrobitas nespėja pagauti tos vertės, kai ji sumažėjo iki 0. Tai jeigu jis neužfiksavo tos vertės, jis neišsiuntė, kad aš dabar esu per centrą. Tai gaunasi taip, kad dabar paskutinė išsiųsta vertė yra tie 200, kuriuos aš grinai, iš kurių greitai paskui spyruoklytė grąžino mūsų potenciometrą. Kas dabar su tuo vyksta, tai reiškia, kai paskutinė vertė yra išsiųsta, tiksliau, neišsiųsta, čia gaunasi, kad išsiunčia ir gauna mikrobitas viską, mūsų šitas, bet mes nieko su ta verte nedarom, kuri yra per centrą. Nu, tai čia labai dabar daug dalykų čia vyksta, tai čia jau kur prasideda visokios nesąmonės, kur sunku ir paaiškinti, bet kitaip sakant, paprastai 2 žodžiais yra akloji zona, kurioje niekas nevyksta ir ji yra neapibrėžta. Ir žodžiu, su kompiuteriais čia gal girdėję esat šitą, kad jie daro būtent tai, ką tu jam pasakai, kad jie darytų. Tai čia ir vyksta tai, kas žodžiu, daug žodžiausių, gal tiesiog pabandysiu išspręsti problemą dabar. Tai mes esam apibrėžę, kas vyksta nuo 0 iki 350, kai ateina vertė, ir kas vyksta nuo 650 tolyn, bet neapibrėžiam, kas vyksta tam tarpe. Tai, žodžiu, problema yra dabar tame. Tai dabar įdėsiu dar vieną if. Tai dabar reikia pasakyti, kas vyksta būtent, kai jis būna tam tarpe nuo 350 iki 650. Tai dabar aš dar vieną greitą dalyką padarysiu. Tai čia tikrai nebuvo problema tame, kad čia potenciometras kažkoks labai durnas, tai aš sumažinsiu šitas vertes, nes čia jos nesveikai dabar yra didelės, tai čia nėra labai svarbu, tiesiog grąžinau žingsnį. Aš netaip sprendžiu problemą dabar prieš tai. Tai
Dabar reikia apibrėžti, kas vyksta tam tarpe, kur turėtų variklis neveikti. Tai dabar reikia arba apibrėžti, arba... Nu gerai, dabar greičiau bus, nes čia iki pamokos ilgio liko nedaug laiko. Tai čia dabar apibrėšiu, jeigu pulto vertė yra ne daugiau 650, bet mažiau arba lygų, tai reiškia mažiau į kitą pusę ir tada kas dar vyksta virš 400. Tai čia gaunasi, kad dabar šita vieta veiks tik tuo metu, kai vertė bus nuo 400 iki 650. Nu, tai čia dabar, kad aiškiau būtų galima šitus sukeisti vietą. Tai reiškia, pulto vertė yra virš 400, tai ženklas toks, ir pulto vertė yra mažiau 650 tam tarpe. Tai kai vertė yra tokia, tai reikia daryti vienintelį dalyką. Tiesiog viską išjungti. Tai dabar tą ir padarysim. Abu kaiščiai variklio valdymo yra 0. Viskas. Šitą kodą keliu į mikrobitą. Įjungiu kamerą ir žiūrim, kas čia bus. Kameriukė vėl išsijungia. Bet dabar jau žinau, kaip įjungti. Na, pirmiausia, atimk maitinimą reikia. Va, dabar jau įsijunginėja. Tuoj įsijungs ir turėtų dabar viskas veikti. Taip, kaip turi. Nu, variklis, joystickas ir dabar žiūrim, kas bus. Išjungtas maitinimas. Va. Gerai. Nu va, viskas suveikė. Taip, kaip turėjo. O, dabar, va, gerai.